kaip po reiškinį, ne, nu ką, aš galiu pasakyti apie save, kad nesu teroristas, bet labai domėjaus tuo nuo vaikystės, jau ten, jau čia kaip pridirbė, ten mes, aš net nebeatsimenu, ten pantoninis nuskandintas šitą azotinių trąšų gamyklą. Bet aš norėčiau jums priminti kai kurias terorizmo gaires. Svarbiausia, teroristas turi būti kaip asmuo pats, labai piktas iš savęs. O tai, pavyzdžiui, žiūrėkit vaikai, jie mane nervuoja, aš einamgi to duosiu į liūlį vaikui, aš jį galiu pasmaugti, ne? Na, bet čia nieko, čiagi šiaip tau. Čiagi tas yra ant nervo viskas, eik berniukas, eik. Va, į kuo piktesnis teroristas, tuo jis yra geresnis. Antroji dabar terorizmo taisyklė, tuo aš jums ją demonstruoju, buvo reikia susimaišyti su minia. Tai va tarp merginų taip atsisėdam, nežymiai, mat? Matot, nieko viskas, ko žiūri? Ko žiūri, normaliai, ne? Nu va, matot, susipini su minia ir viskas, ačiū, gali toliau tęsti pokalbį. Dėjau ant karcaro atsisėdau, nesvarbu. Va, ir pavyzdžiui, kitkas. Kaip gali pasireikšti terorizmas? Vat jeigu aš, pavyzdžiui, stoju prie vitrinos ir noriu kažką padaryti, aš, sakykim, vat lupu iš šaligatvė plytą, nu, nepasiduoda jinai rūpužėną, nesvarbu. Dabar sakykim, kad aš tą vat plytelę imu ir tėškiu į vitriną. Ir pasiimu iš jos viską, kad ten yra. Į pampersai, į viščiukai, vat vazelės, kažkokios obuoliai. Čia nebūtų teroro aktų. Čia būtų paprasčiausia vagystė su plėšimu, čia administraciškai baudžiama. Nu, ant ko čia jums dabar pademonstravus tą šitą? Alo, vieną minutę. Operatorius prieik. Na, ką pasakysi, senė? What? Excuse me, what's wrong with you, man? O, užsienietis. O dabar jūs pamatysit tarptautinio terorizmo aktą. Nu, atsėpai. Aišku? A? Kas skauda? Skauda, ne? Oi, a ką čia mes į telefoniuką dar turim. Na gerai, vyrink. Va. Tai va, gerbėmieji. Čia būtų buvęs tarptautinio terorizmo aktas. Buvo kadangi aš jau pavogiau iš jo telefoną, tai yra atvira vagystė su tam tikrų plėšimų laikraščio. Na, lietuvelnė niekaip negalėjo aš jums žiūrovai įrodyti. Va, močiutė, stok biškį, ateik čia, va čia biškį prieš kamerą. Dabar pamatysit žiūrovai žodinio terorizmo aktą. Aš čia biškį jūs peiksiu visokiais žodžiais. Žiūrėkite į ekraną. Senato kumelas susimirdos, tu tarka nutarkuota. Tautosakos gėdas, lybenas devynagalvis, mat peremat. O taip. Aš šitą jaunuolį labai gražiai kalbat. Gal galit pakaratuoti? A galiu? Galit, aha. Dešretų daktariška nedavalgyta, strimelės tu apsusus liekana, į žodžių mat peremat. O taip, va, susinervavęs, kai buvau, kaip gerai gavos, a? Ta va, taip. Jėzus. O čia yra tokio žodinio terorizmo pradmenis. Na, žinot, jaunuolį mes ne žodžiais, o darbais mylim savo tėvynę, tai kad aš apsiginsiu. Na. Va šitai. Nu, čia dabar kas? Aha. Vat kažkaip dar neišėjo, va dar biškočiuką. Rūpužė atsisegė, nu. Nu, tai čia kas čia dabar? Ar čia dabar, va, šitaip ir apsigins. Nu, vadė, o. Neregėti dalykai. Neregėti. Pirmą kartą atsakas į žodinio terorizmo aktą. Gal suspardysiu aš ją. Čia tau. Suspardysiu.
Na, va, mėly televizijos žiūrovai, aš jums primityviais būdais parodžiau, kaip galima įvykdyti tokį žodiškai fizišką teroristinį aktą. Nu, bet po to, aišku, reikėtų ir prisijimti atsakomybę. Nu, bet kad čia dėl tokios nusususios babos aš atsakomybę imsiu. Ai, rūpužė, geriau aš pėdas sumėtysiu, va, tai, va. Na, žodžiu, čia jau teroristas pradėjo mėtyti pėdas, bet žinai, mieluoju, aš tau pasakysiu, kad man terorizmas yra lygiai toks pat nemalonus dalykas, vat kaip bendravimas su tavim, tu diktorė tu. Su dideliu džiaugsmu. Mes baigėme mūsų laidą, mėly žiūrovai. Noriu pristatyti studijos svečią, kurį aš pati pakviečiau. Tai kas prašė? Tai yra miela kapų plėšikė Lara Croft. Tai ką čia šitas? Pasveikinkime. Nu, ko aš jome galiu pasakyti? Nieks niekur nedingsta ir nieks niekur neatsiranda. Su miela viešne mes pabendrausime po reklaminės pauzės. Aš šitą klausyk, jeigu aš... Na, supratau, bendrausime, ką daryti.